Šis video turėjo būti įkeltas prieš 2 metus. Atrodė, Atram 6 liko tik vienas dalykas – nuvažiuoti ant stendo ir pasižiūrėti, kiek AG jam atsisuks. Bet vietoj to iš kregždės išimiau visą turbo kitą ir padariau vėl atmosferinį variklį. Tuo metu atrodė, kad tai geriausias sprendimas su Atram 6, bet klydau ir viskas gavosi vėl atvirkščiai. Tai pradėkim nuo pradžių. Paskutinį video, man atrodo, kėliau prieš 2 metus. Kažkas tokio. Greitai priminsiu, ką darau su šita kregždė, kai žiūrit pirmą kartą arba šiaip per tiek laiko gal kažkas pamiršot. Pas mane stovi BMW E36 kabrikas. 93 metų su MPM B25TU varikliu. Važinėjau porą metų, visiškai su stokinė kregždė. Kaip su kiekviena mašina, dažniausiai tu kažko užsinori. Užsinori kažkokį ant paketo, salono, lypo ar dar kažko. Tai prasidėjo, kad ta kregždė skambėjo labai blogai. Ta prasme, 2,5 plytė, bet garsas kaip skarbonkė. Na, visiškai. Jį paspaudė 1.6 benzas. Tai pirmas modas, kurį padariau, tai buvo pilnas 7.6 išmetimas. Kriokė baisiai garsiai, tada dar pasidarė, kad šaudytų. Visai įdomu. Dar pavažinėjau metus ir visada tie turbo projektai atrodė, kad wow, kažkas tokia labai kietai ir norėčiau kažką pabandyti. Nusprendžiau, kad į šitą kregždę reikia sudėti turbo. Kadangi 2,5 plyta turbo, tuo metu apie turbo projektus ir benzininis variklius visiškai nieko nesupratau. Ta prasme, visiškai žalias. Žinau, kad 2,5 plyta gerai užsipučia. Tai praeiti video buvo apie tai, kad užvirinom tepalo ašelę, pasidarėm kolektorių, užsidėjom turbiną ir realiai visą kitą mes jau surinkom ir paskutinis video turėjo būti, kad nuvežu ant stendo ir ją suprogramuoja ir įkelt, kiek AG čia atsisukė. Ir tuo tarpu buvo berods ruduo. Pagalvojau, kad neapsimoka man kregždės dabar vežti ant stendo, nuvešiu pavasarį, kai prasidės šiltesni orai. Kad per žiemą vėl paskrapštysiu kažką, pakeisiu, panelę pakeisiu, kažkas tokių darbų. Ir išėjo taip, kad aš žiūriu į tą variklio skyrių ir mano variklio skyrius buvo juodas, bet bededant turbo aš visur viską apdaužiau. Ta prasme, saugok nesaugojęs, bet skubi, traukė, raktą numetį, prabrėžiai. Aš sugalvojau perdažyti variklio skyrių. Taigi išėmiau visą plytą ir pradėjau kregždę ruošti dažyti variklio skyrių. Niekur neskubėjau, pabiškit. Per žiemą greitai tą patį kontekstą, į žiemą sugalvojau išsilaikyti tą kategorijos teisės, pradėjau mokytis ir taip atėjo pavasaris. Pamačiau, kad kregždė visiškai nebaigta, tiesiog aš pamiršau. Greitai nudažiau, apie spalvą aš toliau papasakosiu, kodėl tokia spalva ir kodėl čia taip gavos. Kad įdėti svapą, man reikėjo nuimti kolektorių su turbina, kad niekur neapdaužyt, kad kuo gražiau. Ir pirma mintis buvo, kai įdėjau tiesiog paprastą svapą be jokių turbų, kad blemba, jau 3 metus nevažiuoju su kregždėm, man iš vis tos turbos nereikia, vien problemas, ten stendai. Nusipirkau mocą ir pagalvojau, kad tiesiog padarysiu atmosferkę ir važinėsiu kartais su kregždė. Ir kad turbo pamiršiu ir man jo nereikia. Sudėjau atmosferinį variklį atgal. Nusipirkau MP2 kolektorius, nusipirkau visiškai stokinį vėl išmetimą, nusipirkau su katalizatoriais iš eBay'aus. Sakau, viskas, reikia išvaryti važinėti. Prieš važiuojant dar sugalvojau patikrinti, kaip tas visas svapas po išėmimo, įdėjimo aš įdedu ir man prapūtė radiatorių, kur plastikas su aliuminiu susijungė, per šoną pradėjo eiti antifrizas. Arba blogai nuorinau, arba brokuotas radiatorius. Radikas buvo naujas didysis. Tada nusipirkau naują radiatorių ir sprogo vieną šlangą. Pirma mintis buvo tame, kad ta šlanga sena, su trinys 30 metų. Sudėjau kitą šlangą, išvariau Atram 6 va čia va ir palaukiau, pakėjau šils iki 90 ir sprogo dar kitą šlangą, kurie eina į pečiuką į saloną. Aš jau tikrai nuorinau gerai ir man atrodo, kad mano tiesiog galvos tarpinė prapusta. Atgal į garažą sugalvojau, nusiėmiau galvą. Nusišlifavau galvą, pasikeičiau tarpinę, sudėjau viską atgal ir niekas nebesproginėja.
Išvažiavau su kregždė po kelių metų pirmą kartą prasukt ratuką. Prasukau ratą ir supratau, kad labai blogai skamba. Sudėjau atgal vėl 7-6 išmetimą, tik biškį pakeičiau priekį, kad būtų šiam 3, kad netaip garsiai rėktų. Tada prisiminiau, kad Rūsy turiu įsiurbimo MPM kolektorių turbo. Ir jis labai gerai atrodytų vietoj to plastikinio. Turbūt po mėnesio įvariau atgal kregždę į garažą. Pradėjau dėti tą kolektorių. Ir pagalvojau, kad reikia dėti atgal turbą, nes pravažiavus man jokių emocijų nekelia. Tai per porą dienų visą kitą atgal ir sudėjau. Tai pirmą kartą, kai kroviau, užtruko 2 metus, bet dėl to, kad niekur neskubėjau, pabiškį. Antrą kartą Bolton užtruko porą dienų viską sudėti. Dabar planas yra toks, kad kregždė varom ant stendo, pasižiūrim, kiek AG atsuks, ar viskas bus gerai. Ir jau čia bus sekantis kadras, tiesiog kaip važiuojam ant stendo, pas stendo pratęsim. Su kregždė į Kauną iš Utenos. Dabar yra 9 ryto, man reikia būti 2:30 Kaune. Šiaip išvažiavau labai anksti ir aš nežinau, ką ten veiksiu, bet galvojau, kad reikia kuro, sustot, pasižiūrėti, ar viskas gerai. Jei netyčia kažkas atsitiktų, kad spėt sustvarkyti, bet tikiuosi, kad neatsitiks. Tada šiaip per naktį beveik visiškai nemiegojau, nes prieš miegą prigėriau kavos. Ir tada per visą naktį galvojau, jeigu savo eiga nuvažiuoju ant stendą, viskas gerai ir parvažiuoju, tai čia tobulas variantas, be jokių šitų. Bet tada pradėjo lyst tokios mintis, sankaba neatlaikys, važiuoklė, pusašius nusuks, ar dėžė kokią nors. Nes vis tiek mašinai 30 metų, tai ten važiuoklės galinės aš visiškai nelietęs. Priekis tai viskas gerai, nors tai niekam net nėra kam. Per karščius važinėjausi E36, kai buvo 34. Man užvirė stabdžių skystis, tai man buvo pradėję denginėti sankabą. Aš turėjau galvoje, kad reikia pakeisti stabdžių skystį naują, bet spėgi dar pakeičiau. Su tuo pačiu važiuoju ir aš labai tikiuosi, kad jis vėl neužvirs, nes tada sankabą denginėja. Pirmas sustojimas, pasižiūrėti, ar niekur niekas nelykina, ar nebėga ar panašiai. Kol kas atrodo sausa, ten sausa. Čia ir... šlangas kietas. Tikročiai. Mano pasiekiau, šiaip visą kelią prapylę kaip iš kibiro, tai visas kabrikas jaučiu kaip drėgmė, kaupias visur. Tai dabar palauk reikia kem minučių, manau, pavalgyti ir stendas. Tai sekantis kadras jau bus, manau, kai kregždė bus ant stendo.
viskas. E-tram 6 nuvažiavo nuo stendo ir dabar trumpai papasakosiu, kaip kas ten viskas buvo. Iš pradžių galvojau, kad ten vietoje viską filmuosiu, kaip sekas, kas nesiseka, bet pagalvojau, kad nelakstysiu jokiais ratais, kad jie tiesiog dirba savo darbą ir aš nesimaišysiu jiems po kojom. Kregždė atlaikė, viskas dabar važiuoja. Ir pamiršau pasimti ką tik iš namų tą lapą, kiek atsisuko stendo, bet aš jį kelsiu tuo ir papasakosiu viską. Tai pirmiausiai, kokios problemos buvo ar kaip prasidėjo. Pirmi sukimai buvo tokie, kad galvojau kregždė ragas, nes tik pradėjęs žiūri mėlyni, balti dūmai, ta prasme juodi, bet gaunasi, kad kūro mišinys yra netaisyklingas, tai būna arba per daug kūro, arba per daug oro, dėl to ten visokiais dūmais ir pilasi. Pati pirma problema, kokia atsitiko ant stendo, tai pastebėjo, kad neveikia vanusas. Ir galvoju, kodėl jis neveikia, kadangi vanusas pirktas naujas, bet aš prisiminiau, kad tą kolektorių tai išėmiau, tai įdėjau, tai išėmiau, tai atjungiau fiškės, tai prijungiau. Manęs paklausė, ar tu tikrai įjungęs tą fiškę į vanusą valdymą. Tai aš į vanusą buvau įjungęs tepalo spaudimo sensoriaus fiškę. Nežinau, tikrai nežinau, kaip sumaišiau ten tepalo spaudimo fiškę, turi vieną kontaktą, vanusą 2. Nežinau, kokiu būdu aš ten įjungiau, bet gavosi taip, kad ant karšto variklio aš ten turėjau jas persijungti. Perjungus fiškės, vanusas pradėjo veikti, viskas tvarkoj. Kad atsisuko beveik 388G ir solenoidas visiškai nevaldo, ta prasme grybauja. Mes išlupėm kompą, ieškojom, kur gali trumpinti ar kažkas ir pasirodo, kad ten buvo tiesiog fiškės spyna nebauda kišės kontakto. Ir tas kontaktas tiesiog nesilietė su kita fiškė. Ir tada po šito kokias geras 2 valandas man ten čipavo, spaudė, aš tiesiog žiūrėjau ir galvoju, tu namas. Taip atsisakė 430 AG ir 428, 0,8 kažkiek būsta, tai net baro nėra, bet minėjo, kad galėjo daugiau bandyti kelt, bet pas mane kūro bakos ir plis jau nebėra toks našus, kad praneštų tokį kiekį kūro. Kaip važiuoja ta kregždė? Šiaip atvirai pasakysiu, pavažinėję su turbo niekada nebedėsi atmosferinę atgal čia, nes tiesiog per linksmas dalykas. Ant kregždės kibiriuko tikrai gerai. Dar apie visą važiavimą, tai jeigu tu važiuoji paprastai nespaudžiant, tai realiai ta kregždė važiuoja kaip atmosferikė. Nėra jokių būstų, ten pabiški važiuoja, tai man tas labai patiko, kad nėra, kad tampais ten pirmyn atgal. Bet jeigu spaudi ir prasideda būstas, gyvenime nevažiavau su kregždė šitą, kad taip važiuotų. Norėčiau dar parodyti, kaip eina ten, kaip guldo spidometrą ar panašiai, ar pravelt ratus, bet tiesiai šviesiai pasakysiu, kad dabar šitą praskypinsiu ir galbūt padaryti reikia kitą video, kur rasiu vietą, nes nenoriu raganėti čia mieste, nes jau 2 kartus teisės buvau praradęs, tai 3 kartą nereikia, kad per kažkokį vidos atimtų kažkas ar priskabintų. Ir kitas dalykas, kad mano reduktorius galėjau beveik myręs. Ta prasme, jau prieš 3 metus jis baisiai užė ir aš sakiau, kad čia yra pirmas darbas, ką reikia padaryti E-tram 6, pakeisti reduktorių. Spėkit, ar pakeičiau. Dar ant stendo nuvažiavau su tuo pačiu. Tai nepykit, kitą video kažkur reikės susirasti kokį nors spotą, pakeisti reduktorių ir galima bus pažiūrėti, kaip šitą kregždę šius važiuoja. Dabar planas yra toks, kad reikia kregždę parsivaryti namo, nusidropint, sudėt ratus, lūpas atgal, nes ant stendo, kai variau, viską pakėliau, išėmiau, kad niekur niekas nekliūtų. Tada užsidėt spoilerį, pabandyti susimest lankus, pasižiūrėti, kaip atrodys ir padaryti paskutinį vidosą, kaip atrodo ta kregždė pabaigoje pabaigta, visą apifilmuot. Taigi turbūt prieš metus E-tram 6 padariau išrenkamus sertifikuotus puslankius. Padėjau į rūsį ir ten metus prabuvo. Ir vakar sugalvojau, kad juos reikia išsitraukti ir susdažyti. Sakau galva, kokią spalvą nudažyti puslankius. Dažniausiai juos dažo visokie raudona, balta, mėlyna, kad jie išsišauktų ir rėktų. Mano salonas šviesus, gaugės ir aplamai visokių šudukų ir užsidėtų žydri langai, tai būtų labai negerai. Sprendžiau nudažyti originalią E-tram 6 spalvą, kad nelabai išsišauktų ir kad nebūtų tas toks salonas šviesus, lankai žydri ir panašiai, tai kad jie juodi. Tai ties kabrikų lankai sudėta be stogo man asmeniškai atrodo nekaip, nes jie kažkaip įsišaukia, atrodo kažkas tokio kaip pikapas, kažkas tokio. Tai aš nusprendęs, kad su jais važinėjau tada, kai užsiidu hardtopą, nors saugumo atveju, jeigu virstum su kabriku, manau, kad jie tikrai pagelbėtų gyvybei, nes sumatęs video, kaip virto Miata kažkur. Kabrikas Miata virto per griovį ir tas langas tai tiesiog kaip korta, va taip nuslygino, ar ten iš žmogelio galvos nemanau, kad kažkas liko gero. Tai tokie dalykai kaip lankai kabrikui tikrai pagelbėtų. Plus pas mane E-tram 6 nėra jokių oro pagalbių tais metais nėjo, tai ir net nėra tų šovinių, kur būna gale, kad ten virsti ir išauna. Parodys, kaip atrodo kabrikas su lankais be stogo ir su stogu. Ir dar vienas dalykas. Ta prasme, turim dar vieną spoilerį E-tram 6.
Kas seniau žiūrėjot video, turbūt pamenat, kad ant kabriko buvau uždėjęs LTV originalų spoilerį, kuriuo pravažinėjau turbūt metus. Po to jis man nebepatiko ir aš jį nuėmiau. Nuėmė spoilerį, atrodė, kad viskas, jokių spoilerių nebedėsiu, gana nesąmonė. Praėjo pusę metų, aš pamatau kregždę su spoileriu, nu ir man žiauriai patinka. Bet ant kabriko LTV spoileris buvo kaip ir viskas gerai, bet kadangi man rodos arkos galinės kabriko yra platesnės ir ta bagažinė tiesi, tai tas spoileris atrodo, kad yra tiesu ir toks stalas, bet grinai tiesiai kampai nueina, tai man tas labai nepatikdavo. Vienintelė priežastis, dėl ko jaučiu jį nuėmiau. Ir man dar labai asmeniškai gražiai atrodo Mersai 109 Evo, kur turi tokius didelius spoilerius. Kažkada realiai mačiau ir galvoju, kad reikia ant kregždės uždėti. Taigi, biškį paieškojęs, nusipirkau Mitsubishi Evolution 8 spoilerį. Vakar kartu nudažiau su lankais ir yra kažkiek aukštesnis nei LTV spoileris. Ir žymiai platesnis. Visos šitas vietas daugiau išeina iš bagažinės. Kaip realiai tikiuosi nebus 2000 metų drakonas, bet noriu spoilerio ant kregždės. Nu man kažkas ir, kad sena mašina su spoileriu, Tai aš labai tikiuosi, kad dedant puslankius man nereikės nuimti šoninių apdailų, kadangi kai nuvežiau daryti puslankius, E-tram 6 visą šikną buvau išrinkęs. Buvau išrinkęs visas šitas, visas galinės sėdynės, nes galvojau, kad jam bus paprasčiau, bet pasirodo, kad jam reikėjo kaip matavimo vienetų, kad kiek atitraukti nuo sienos vamzdį, kad tilptų. Tai aš labai tikiuosi, kad ir atitraukta pakankamai, ne per daug čia ir kad sudėsiu su galiniam apšypkėm. Pasirodo, kad sudėt galą man reikia 100 šonės, tai aš labai tikiuosi, kad jas atkėlęs galėsiu įdėti galą ir galėsiu jas palikti, nes aš va taip nuvežiau daryti lankus be panelio apšypkių visų. Bet šiaip lankai atrodo ganėtinai įdomi, bet kadangi visa šikna išdraskyta, išlupta, tai atrodo tokia nedadielka, tai aš nusprendžiau juos išimti ir per žiemą pilnai susitvarkyti visą galą, pasidaryti tvarkingai, kad čia nešviestų laidai, pabandyti sudėti sėdynės arba plokštės apsiūt alkantarą, nusipirkti šonės apšypkės, jas truputėlį apsipjausit, kad viską paslėpti. Spoilerį sumontavau, jis tikrai nemažas. Ir įdomus dalykas, kad jo tarpai ganėtinai sueina su kregždės bagažinė ir taip ganėtinai gražiai užsidėjo. Tai. Kodėl mano variklio skyrius yra tokios spalvos? Tai prasidėjo taip, kad tiesiog variklio skyrių norėjau nudažyti kregždės spalvą. Pagalvojau, kad niekada gyvenime nesu dažęs variklio skyriaus ir kodėl nenudažius kažkokią kitokią. Tai iš AliExpresso prisisakiau visokių perlų. Va tokių tubelių. Kažkaip nelabai pagalvojau ir gyvenime nesudažęs nei chameleonais, nei kažkuo panašaus. Nusipirkau juodą bazę, pirmiausia variklio skyrių nudažiau juodą bazę, tada nusipirkau aplamai tiesiog bazės, be nieko, be spalvos. Ir ne tai, kad pabandyti supilti į mažą mėginėlį ir pasižiūrėti, kokią spalvą aš pasiėmiau gal 5 va tokius tubelius ir visus į vieną krūvą supyliau. Iš pradžių buvo tokia labai graži violetinė, nes aš norėjau, kad būtų tamsi violetinė, kažkas tokia. Kažkur radau tokią kaip ir džinsų spalvos tubelę. Ja supyliau ir gavosi tokią spalvą. Ir pati pirma mintis buvo, kai pamačiau tą visą spalvą, galvoju, kad nenoriu tiesiog jos išpilti ir dažysiu, kas gausis, tas gausis. Tai pirmą nusidažiau juodą bazę. Tada pradėjau pušti šitą perlą ir žiūriu, kad čia gavos kažkokia mėlyna, žydra džinsų spalva. Tai kai tik nudažiau, pirma mintis buvo, kad išdžiūna, šveičiu iš naujo ar dažau tiesiog juodai, nepatiko labai. Patingėjau ir viską užlakavau ir sakiau, kitą kartą, kai reikės išimti svapą, perdažysiu kregždės spalvą. Šiaip ji nėra tokia, kaip visada matos, labai priklauso nuo apšvietimo. Jeigu saulė, tarkim, būna toj pusėje, tada tampa tokia violetinė, kažkas tokia.
Jeigu tiesiai mėlyna, bet, na, čia tokia. Šiaip pats variklio skyrius, kaip pirmą kartą dažant tokias vietas, nudažė ganėtinai tvarkingai, užsilakavo visur, sutvarkiau visas vietas, kur buvo mini korozijos, ypač labai daug buvo prie stabdžių skysčio bakelio, ten apačioj. Pats lonžeronas buvo apibėgęs stabdžių skysčių, tie dažai atšokė, pradėjo, kaip pasakyti, korozija. Tai viską išvečiau, pertepiau siūlių hermetiku ir sustvarkė. Tai kitas pakeitimas yra įsiurbimo aliuminis kolektorius. Tai aš jį nusipirkau tik dėl tos priežasties, kad jis atrodė labai gražiai man. Visada matydavau turbo projektus ir tas aliuminis kolektorius, na, man duoda tokį cinkelį, atrodo. Tai, kad šitą kolektorių uždėt, man reikėjo porą pakeitimų padaryti. Pirmas buvo toks, kad originaliai jis ateina su gazos sklendė 90 mm, labai didelė. Pavyzdžiui, palyginus MPM2 gal šiam 8, jei nesumeluosiu. Ir jeigu tu uždėsi 90 mm gazos sklendę, tai vos gazą paspaudus, ji atsidaro labai daug ir didelis oro srautas labai patenka. Tai sunku ganėtinai suprogramuoti, ypač mieste važinėti tikrai nepatogu. Tai reikėjo pasidaryti flanšą, užsivyrinti priekį ir įdėjau MPM2 B28 gazos sklendę. Dar kas ant jo patinka, kad labai daug vietos atsirado, nes plastikinis, tai ten viskas būna sugrūsta pačioj, na, visiškai nėra vietos. Šituo didesni tarpai tarp runerių, tau reikia, tu gali ranką ten kažkur iškišti, kažką patvarkyti, nebūtinai reikia jį iškart nuimti visą. Kadangi pasikeitė įsiurbimo kolektorius, tada man reikėjo pakeisti visas priekinės šlangas. Kai pats neturiu su kuo vyrinti, tai nėra, kad labai gerai čia padariau, tai tiesiog eina tiesiai yra apačion, su laiku planuoju visą šitą priekinį vamzdyną perdaryti, kad atrodytų biškį gražiau. Dabar tik tam kartai, kaip pasakyti. Lieka su interkuleriu viskas tas pats, tiesiog interkuleris, nueina į turbiną. Turi Max Speeding Pros GT35 turbiną, ji yra įvarinė, net neguolinė. Aš galvoju, kad kitą sezoną dar atvažinėti, tai jau turiu MPM2 B28 alkūnę. Galvoju apie švaistyklius, stūmus ir kad visą apačią padaryti kaltinę, smeigės, normalią tarpinę, dvigubos spiruoklės ir tada pakeisti normalią guolinę turbo, kad kregždė turėtų kokius 5 PM 600 AG. Audinės raudonas babinas, dangtelis nudažytas milteliniu būdu. Nežinau, ar labai tinka dabar prie viso variklio skyriaus, nes dažniausiai žalias, bet būna ir violetinis. Tai kažkurio kampo, kai pažiūri, kartais mečina su variklio skyrium. Tada sudėtas kitas kūro reilas kartu su įsiurbimo kolektorium ir yra 1000 cc Bosch'o purkštukai. Ar 9,8. A gal 9,8 cc. Tada stovi BEMS kompas, padaryta prava. Turim išorinį 6 mm visgeitą, kurį padarėm, kad išeitų per bumperį. Pirma mintis buvo, kad tiesiog eitų į dugną. Pagalvojus, kad jeigu šautų liepsnom dugne, ten kur visas tepalas ir panašiai netyčia lykintų, nu tikrai nesnori, kad nuo tokios vietos susideg. Tai visgeitą sudėjau 0,5,6 baro spiruoklę, man atrodo. Pati kregždė pučia iki 0,8, tai pradžių į visgeitą buvo sudėta 0,8 kažkiek spiruoklę. Tai tik prie 0,8 baro pradėdavo atsidarinėti. Dabar sudėjus 0,6 baro spiruoklę, tu gali būstai netyčia nori atsidaryti prie 0,6 arba kažkas tokio. Tai tikrai labai patenkintas, kaip kregždė važiuoja, labai gaila, kad tas reduktorius baisiai ūžė. Ir dabar jau pradėjau galvoti, kad reikia ieškoti gal LSD reduktoriaus ir pas mane stovi Getrago dėžė. Tai jeigu nusipirkčiau LSD reduktorių, susidėčiau ZF dėžę, pasikeisti kardaną, tada būtų visai gerai ir tada galima lįsti prie variklio apačios. Dar labai ačiū, kas pražiūrėjot visą video. Man atrodo, čia gavas ne 5 ar 10 minučių video, nesu tikras, dar needitinu. Jeigu kam įdomu, galite pasiekti mane Instagram'e, ten dažniau įmetu visokių reelsų apie E-Tram 6 ar kokias nesąmonės darau ten. Po 3 metų kažkas parašė į komentarus po kregždės video, na kaip kregždė, kiek atsisuko, laukiam ten ir panašiai. Tai dėkui, kad nepamirštat, sorry, kad įkėliau video po 3 metų, ne po mėnesio. Tai ir viskas.